Mimosas Productions jums parodys neįtikėtiną būdą, tai yra tikėtiną būdą, patį tikriausią būdą, kaip daroma tikroji itališka latte kava. Tai matėte indą, į kurio apačią įpiltas vanduo pirktas iš parduotuvės. Dedam kavos. Štai užsukamas viršus. Uždedame coffee makerį ant dujinės arba elektrinės viryklės. Kai užvirs apačioje esantis vanduo, jis garuos per kavą, kuri yra sudėta per vidurį. Ir tai padarys nuostabią aromatingą kavą. Iš garų. Iš garų lašelių. O tuo tarpu, kol kaista ir užvirinėja kava, mes įmamės prie pieno. Ką tik pamelžto iš močiutės karvutės margutės. Štai pilame stiklinės pieno. Įpilame maždaug 60% pieno stiklinė. Gal 50. Na, kaip skaičiuosi su kokia liniuotė. Ir dedame į mikrobanginę. Jau kava greitai verda. Tuoj pamatysite unikalų dalyką. Štai kaip gaminasi kava. Koks unikalumas technikos. Made in China. Ne? Made in Italija. Italy. Pasaka, ar ne? Ir netrukus uždengsiu šitą bliudelį. Taip geriau. Tai bus geriau, greičiau rinksis garai. Ir netrukus mes išgausime nuostabią kavą, kurią svaiginsimės iki paryčių. O, kaip garuoja. Real coffee. Štai mikrobangį šyla pienas. Jis toksai jaučiasi vienas. Leidžia mikrobangiai savo dienas. Ir įpilame į stiklinę cukraus. Užtaisim. Štai man atrodo pats laikas tai patraukti. Ne. Kava skleidžia, žinokit, ypatingą aromatą. Tiesiog labai man jaudulys ima. Na ir štai jūs pamatysite tiesiog įspūdingą įvykį. Kaip kava bus užpilama ant pieno margutės. Iš mano močiutės. Iš prabangios kūtės. Ne iš irutės. Kavos mėkimo aparatas. Lėktuma. Sono un MC per vocazione, anche se più volte sono caduto in tentazione. Cos'altro dire? Ne avrò sbagliate tante. Quello che so è che adesso scrivo giù le rime son più. Ir štai gausi puikiai kava. Ir kaip sakant, skanaus gerbėmieji. Hey there, you watching Mimosas Productions.